Tai skirčiau tokius 3 blokus elementus. Tai būtų pirmas, kas yra įmonės akcininkas, antras, kam reikia pinigų ir trečias, iš ko įmonė ketina grąžinti pasiskolintas lėšas. Tai jeigu kalbėti apie pirmą atvejį, tai šiek tiek reikėtų plačiau žiūrėti ne tik tai, kas yra akcininkų struktūra, bet kokia ir jų reputacija, kokia yra valdysena įmonės arba grupės. Perėdant prie antro, kam reikia pinigų, tai visų pirma įmonė turėtų suprasti, kam nori skolintis, ar investicijoms, ar veiklai, ar verslo augimui ir plėtrai. Na ir trečia, turi įsivertinti, ar tie norai yra pamatuoti su galimybėmis, su įmonės srautu ir gebėjimu grąžinti tinkamai ir laiku paskolą. Pirmiausia, tvarumas turėtų būti svarbus įmoniai ir ne tik tai bankui. Savaime aišku, mes kaip bankas į tvarumą labai kreipiam didelį dėmesį, ne tik savo veikloje, bet atitinkamai ir teikdami kreditus įmonėms. Turime produktų susijusių su tvarumu, kaip antai mikropaskola, žalesis lizingas ir kiti projektai, kuriuos finansuojame, kai įmonės kažką daro su tvarumu, siekia efektyvinti ir taip prisidėti prie klimato kaitos mažinimo. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tvarumas nėra tas pagrindinis argumentas, dėl ko bankas galėtų suteikti finansavimą, nes svarbu yra iš tikrųjų finansinis pajėgumas įmonės vykdyti projektus susijusius su tvarumu. Ir tai, kad yra tvarumas, vien dėl to bankas tikrai negalėtų suteikti kredito neįvertinęs finansinio pajėgumo. Tai reiškia, ką norėčiau pasakyti, tai yra visas kompleksas. Žiūrima įmonės finansinė padėtis, vertinamos prognozės, žiūrima, ką įmonė veikia, kokia yra veikla ir jeigu tai yra su tvarumu, tai įmoniai tai prideda prie to, kad gali gauti iš banko palankesnės finansavimo sąlygos, tai bankas prisidedamas ir skatindamas verslą daryti su tvarumu susijusias investicijas. Praktinis turbūt patarimas būtų paprastas, turbūt pasiruošti, atlikti namų darbus. O kas tai yra namų darbai? Tai pirmiausia, vėlgi reikėtų įsivertinti, ką įmonė nori daryti su pasiskolintais pinigais. Tai yra paskirtis, kam jų reikia. Ar apyvartinėms lėšoms, paprastai tai būna susijęs su įmonės pardavimo augimu, naujų rinkų atradimu, naujo produkto įvedimas ir panašiai. Ar įmonė ketina plėsti gamybinius pajėgumus ir reikėtų investuoti į įrengimus. Tai tinkamai įvertinus savo poreikius, tada seka didelė analizė, finansų analizė, kur įmonė įsivertina, kiek reikėtų pinigų savų, kiek galėtų pasiskolinti iš banko, o kiek galbūt galėtų prisidėti ir įmonės tiekėjai prie to projekto įgyvendinimo. Na ir aišku, kai pasiruoši finansus, turi finansinės ataskaitas, turi verslo planą, žinai, ko nori, kam reikia investuoti, kreipiesi į banką ir su banku tariesi dėl finansavimo sąlygų. Turbūt paprastas patarimas būtų toks, kai tik tais pradeda įmonė galvoti finansavimą, paraleliai reikėtų pradėti pokalbį su banku. Nesvarbu, kad finansavimo galbūt nereikės greitai rytoj, po mėnesio, galbūt ir po metų, bet tinkamai pradėjus dialogą su banku laiku, gali užsitikrinti sklandų finansavimo gavimą, nes dažnai pastebim, kai įmonės turi tikrai labai gerus planus, turi investicinį projektą, tikrai viską įsianalizuoja ir tik pamiršta banką įtraukti. Ir paskutinėme etape įtraukiamas banką. Ir dažnu atveju tenka koreguoti projektą, nes pasirodo nebuvo įvertintas finansinis pajėgumas pasiskolinti tiek pinigų. Galbūt reikėtų kitų šaltinių ieškoti ir panašiai. Tai tam, kad nereikėtų koreguoti savo investicinio plano, siūlyčiau su banku paraleliai kartu, kai vykdo įmonė projektą ar kažką planuoja diegti, ieškoti naujų rinkų, kalbėti su banku. Norėčiau pasakyti, kad nepriklausomai nuo sumos finansavimo, ar tu skolinis 1 eurą, ar 10 000, ar 100, ar milijoną ir daugiau, taisyklės išlieka tos pačios. Visą laiką bankas žiūri, su kokiu partneriu ketinama dirbti, tai yra akcininkas įmonės vadovybė. Antras, visą laiką bankas vertina finansus ir paprastai tai būna 2 metų istoriniai duomeniai, žiūri prognozes. Ir trečia, žiūri, kaip įmonė ir vertina, aišku, kaip įmonė yra pajėgi per įsipareigojimų laikotarpį sklandžiai grąžinti paskolą, kreditą ar lizingą.